Sveiki, mėlyje, šiandien aš gavau siuntą savo elektroninės prekių parduotuvės papildymą ir siūlau kartu išpakuoti, kokiasgi prekės atėjo šiandien. Taigi, aš pasirašiau, žirklutės yra ir pakuojam. Labai laukiu šitos siuntos, visada laukiu, kaip vaikai laukia dovanų, kalėdų senelių, taip ir aš visada laukiu siuntų su prekėmis, kurias galėsiu pristatyti ir jums. Taip. Ok. Nuo ko pradėti? Nuo ko pradėti? Gerai, pradėsim nuo labai, manau, smagaus rinkinuko. Išpakuoju. Kvapas nerealus. Pasižiūrėkite, tai yra vonios druskų rinkinukas. Aš jums tuoj padarysiu. Jis va toks yra. Va čia iš apačios. Padarom. Va tai va. Pasižiūrėkite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 indeliai, tokios kolbos, sakyčiau, su druskyte. Yra ir čia galima skirti savo tiesiog to laiko kiekvieną dieną, 7 dienas per savaitę. Šitas yra detoksas, pavyzdžiui, aš paėmiau, tai yra ir laimo, ir arbatmedžio, yra ir essential, tai jautrumas, apie jautrumą, ylang aliejai, kokosų aliejus, harmonijos. Harmonijos, pačiulio, juodojo pipyro. Na ir kaip matote, jie tokie nėra labai jau maži, vat mano ranka, tai per visą delną. Čia yra 40 gramų druskytės ir aš manau, tai yra nuostabi dovana, tokia neįprasta, neužvalkiota. Ir tiesiog ir dovana ir savo mylimiausiai, ar draugiai, ar mamai, ar tai pačiai kolegijai, kuri labai rūpi. Primenu, kad visų prekių tikrai yra nepadaug, užsakau nepadaug, todėl jeigu jau galvojate apie kažkokią tai dovaną įsigijimo, tai kviečiu iš karto drąsiai rašyti man arba užeiti į puslapį www.mysticmama.lt ir ten skiltelėje prekės jūs galėsite rasti visas šitas prekes. Keliaujam toliau. Taip. Aha, taip. Aš užsakiau papildymui poras žvakių, kur man jau po truputėlį baiginėjasi, tai būtent žvakės su apyrankė, zodiako žvakės, tai yra čia būtent svarstykliams man pritrūko ir ožiaragio. Va, tokia žvakytės vėlgi nuostabi dovana artimam žmogui, nes čia yra ne tik žvakė, kvapni žvakė su pirito kristalais, o kaip žinoma, piritas jis pritraukia gausą, bet taip pat čia įeina ir apyrankė iš karoliukų. Nenoriu dabar išpakuoti, bet vėlgi toj pačioj svetainėje galite pamatyti, kaip jis ir apyrankė atrodo ir žvakė. Tai vat vienoj dėžutėj du dalykėliai paslėpti, vėlgi labai graži būtų dovana prie šventės. Kodėlgi ne, ypač toms, kurios žino, kad patinka tokie astrologiniai, ezoteriniai dalykai. O čia tikrai norėsiu išpakuoti ir jums parodyti, ir pati norėsiu pasižiūrėti. Čia aš užsakiau arbatos setelių su įvairiais kristalais. Tai pirmasis arbatos setelis, visų pirma pasižiūrėkite, kokia pakuotė, jį man labai graži, tokia kaip ir piramidė, kaip ir konusas. Bet šitas arbatos setelis yra su rožiniu kvarcu ir be abejonės jis skirtas meiliai. Ir vat jį aš tikrai norėsiu atidaryti ir jums parodyti, kaip atrodo. Viduje. Taip, traukiam čia pats mūsų setelis. Vat jis toks. Ir dabar, kur mano žirklutės, gražiai parodysiu, koks tas kristaliukas čia slepiasi. Kristaliukas, vat jis rožinis kvarcas.
Aš manau, daugelis žino, ne, kas yra rožinis kvarcas ir kam jis yra reikalingas, labai moteriškas kristalas, apie meilę, apie santykius, apie jausmus. Vat, šis sietelis neskirtas podeliui, podelis neturi būti labai toks gilus, labai aukštas, nelabai gilus, kad vat, būtų atsvara taip, su šituo kristalu. Bet jūs galite ir bedarydamas arbatytę laikyti šį kristalą rankose ir mėgauti savo mėgstamiausią arbatą ir tuo pačiu gauti tokius vat, gydomuosius kristalo savybės. Kristalas yra nešlifuotas, jis yra toks, taip vadinamas raw, tai reiškia, jau grinuolis, koks yra, toks yra. Va, ir čia vienas variantas sietelių. Taip pat yra sieteliai. Aš jau rodžiau kažkada ir kitame video, tai čia sieteliai jau bus su kristalu žaliuoju avanturinu. Avanturinas, jis yra toks žalias, aš irgi ištrauksiu jums, parodysiu jau visus variantus. Taip, avanturinas, išpakuojam. Vat, jis toks žalias, irgi neapdorotas. Primenu, kad šis kristalas pritraukia sėkmę, pritraukia gausą. Taip, avanturinas. Ir dar vienas variantas sietelių atkeliavo šiandien pas mane. Aš manau, irgi visiems gerai pažįstamas kristalas. Tai yra toks ametistas, ametistas. Tiems, kurie galbūt ieško tokios nusiraminimo, dvasinio kažkokio tai patarimo, praktikuoja meditacijas, tokias gilesnės žinias. Nori pagilinti, paaštrinti savo intuiciją. Turėkite omeny, kad kadangi kristalai yra nešlifuoti, kiekvienas sietelis bus su skirtinga forma kristalo. Nėra taip, kad vieną aš jums ištraukiau parodyti, kad visi būtent tokie bus. Tikrai gali skirtis. Bet tai yra, kai yra iš gamtos, tai mes suprantam, kad negali būti identiški būdų. Primenu, kad visus šitos sietelius jūs jau galite įsigyti, jie jau yra įkelti į mano parduotuvę Mystic Mama. Gerai. Taip, šitą pasižiūrėjom. Dabar, aš net neprisimenu, ką aš užsakinėjau. Gerai. Kaip matote, tiekėjas pakuoja tikrai prekes labai gerai, kad visos atvyktų be pažeidimų. Pakuoju. Taip. Čia aš užsakiau, tai yra viena iš populiariausių prekių. Tai yra kvapnieji alijukai. Zodiako alijukai. Taip, pradarom, kad aš jums parodyčiau. Čia yra visa dėžutė, nes jie yra patys populiariausiai. Nes tai yra nuostabi tiesiog ir dovana savo kasdieniai, kažkokį tokį relaksacija ir puikus priedas prie dovanos jūsų, arba jeigu ieškote, tiesiog žinot, kažkada reikia tokių simbolinių dovanėlių, nereikia ten labai didelių, tai tikrai tai yra tas variantas, tai gali būti simbolinė dovana. Taip, parodau jums. Taip. Va. Čia yra tokio tipo, įvairių, skorpionas man išsitraukė. Visų yra, taip, yra visų zodiako ženklų aliejai, tai yra kvapieji aliejukai, kurie skirti pilti, pavyzdžiui, į jūsų aromą difuzerį. Taip pat, žinau, merginos praktikuoja, pilasi, pavyzdžiui, jeigu turite robotą, tai pila tiesiog į tą indelį skirtą vandeniu, kartu su vandeniu ir taip valo namus ir tuo pačiu skleidžia kvapą. Ir, šiaip labai gražus tas eterinis aliejukas, jis yra pats toks violetinis ir ten yra ir natūralių tokių blizgučių ir kai pilate tikrai, primena tokį naktinį dangų su žvaigždėmis ir, pavyzdžiui, kiekvienas alijukas be abejonės yra priskirtas ir skirtas specialiai tam zodiako ženklui, šis skirtas, pavyzdžiui, skorpionams, ir mes galime čia užuosti ir kavos tokį kvapą truputėlį neintensyvesnį, ir bergamočių, ir pipirų, ir apelsinų, ir tiramisu, ir jasmino, žodžiu, labai toks įdomus, intensyvus kvapas. Ir jie, kaip minėjau, puikus yra priedas prie bet kokios
prie bet kokios jūsų dovanos. O dar ir puikiai tinka, pavyzdžiui, jūs galite ir patys sudaryti savo tokį rinkinuką, ne? Sakykime, žvakė plus aliejukas, kodėlgi ne? Taip. Toliau žiūrim. Tai patraukiu pakavimo priemonės. Ir taip, turiu dar vieną užpakuotą prekę. Šitos žvakės, tai yra žvakė irgi, bet pati labai norėjau turėti. Tai išpakuoju ir jums parodu. Na, kaip metai nereikia. Va, pasižiūrėkite, didžiulė žvakė, kaip pasakytų mano trimetis. Tai yra čakrų žvakė. Ja jau tikrai norėsiu pradaryti. Labai atsargiai. Vau, kokia graži. Pažiūrėkite, kokie kristalai. Tai yra 7 kristalų žvakė, atitinkanti 7 čakras. Kvepinti. Labai graži. Labai graži. Ja galite rasti irgi jau parduotuvė. Tikrai nuostabaus grožio, aš manau, su tokia žvakė galima tiesiog atsipalaiduoti, uždegti. O paskiau, žinot, tai yra sojų žvakė, paskiau galite kristaliukus juos išimti ir vėlgi naudoti, ne? Pajausti, kuris kristalas, čia yra ir ametistas tas pats, ir rožinis kvarcas, ir baltasis, ir yra ir aventurinas tas pats. Jūs galite paskiau, naudoti savo, pajausite ir nešiosite su savimi, pavyzdžiui, arba į kišenę galite įdėti, arba galite įdėti tam tikrą kristalą tiesiog į savo piniginę. Ir visada bus su jumis ta kristalo energija, kurį tuo metu jausite, kad yra būtina ir reikalinga jums. Labai graži žvakė, be galo graži. Ir dar ką aš užsakiau išbandyti. Taip. Aha, taip. Matot, aš net ir pati jau nebeprisimenu, kas čia turėjo ateiti. Tai tikrai kaip vaikas džiaugiuosi prie čakrų temos. Žinote, kad mano svetainėje galite rasti įvairių kvapų smilkalų ir dažnas manęs klausdavo, ar turite smilkalų laikiklį. Tai dabar galiu atsakyti, kad taip, turiu. Ir to aš jums šitos laikiklius parodysiu. Vat, jie yra tokie irgi gražus ir neįprasti čakrų laikikliai. Čia yra mangų medžio mediena, juoda, balta ir va toks rūdas natūralus atspalvis. Tai norėdami savo užsakyti, galite tiesiog pasirinkti, kokios spalvos norėtumėte. Ir laikikliai irgi, jūs galite juos rasti ir tai, ką aš labai norėjau išbandyti. Ir labai laukiau būtent šio. Tai yra mašinos kvepiklis. Jis susideda iš kelių dalių. Tai yra pats tas laikiklis, kur mes jį prikabinam prie tų visų ventiliacijų mašinoje. Aš pasirinkau būtent tokį hamsą, bet aš iš tikrųjų šitą rinkinuką, koks jis gražus, žinokit. Nu kokia ta hamsa, pasižiūrėkite, dar ir tie kristaliukai, taip blizga. Aš jau įsivaizduoju, kaip mano mašina tiesiog pražys su tokiu aromatu, tokiu difuzoriumi. Ir ten viduje, kaip matote, čia yra raudona pagalvėlė. Pagalvėlių turiu pakankamai pakeitimui, įvairių spalvų ir yra specialus aliejukas. Kvapą irgi galite pasirinkti, koks tinkamas. Pavyzdžiui, aš pasirinkau savo levandų, mandarinų aliejukas, toks kvapas, kuris turėtų, jis šiaip vadinasi traffic jam. Tai reiškia, jeigu stovite kažkur tai kamštyje, tai būtent šis aromatas galėtų jūs nuraminti ir nunešti kažkur ten. Oi, kaip nuostabus kvapas, tiesiog jūs nuneš kažkur ten ir net negalvosite apie jokius kamščius, nesinervuosite. Tai žodžiu, reikia su aliejuko, paimam tokią
pagalvėlę, palašinam ir tada įstatom į va šitą laikiklį ir tuomet įstatom į mašinytę ir kvapas sklis po visą mašiną. Išbandysiu, pasakysiu savo nuomonę, tikrai galbūt papostinsiu socialiniuose tinkluose, kaip atrodo, kaip kvapas, kaip veikia, nes norėjau iš pradžių pati išbandyti prieš siūlydama jums, bet jeigu jau jūs galvojate, kad norėtum, tikrai galite man parašyti ir mes organizuosim tokį rinkinuką būtent jums. Manau, irgi labai nuostabi tokia dovana, ypač tiems, kurie labai daug laiko praleidžia mašinose. Mes žinom, kad dabartinės mamos, jos labai dažnai dirba ir vairuotojomis, ir tas laikas mašina, jis turėtų būti vis tiek bent jau su kažkokia tai nauda, o kaip žinote, aromaterapija tai didžiausia nauda mūsų psichikai ir mūsų sveikatai, todėl kodėlgi nepasinaudojus. Toks buvo šiandien unpackingas, tiek naujų dalykėlių atkeliavo į Mystic Mama parduotuvę, kviečiu užsukti, kviečiu pirkti ir tiesiog šūkis, Mystic Mamos parduotuvės, tai yra sąmoningumas, kuris tampa jūsų ritualu kiekvieną dieną, naudodamisi gražiais dalykais, kurie įkvepia jūs, kurie tiesiog atneša geras emocijas. Sąmoningumas tampa lengvesnis ir natūralesnis. Linkiu jums sveikatos, laimės ir pasimatysime kitose video. Ate!